Sveiki visi. Šiandien šeštoji dialektikos pradžiamokslio kurso paskaita. Prieš tai kalbėjome apie dialektikos dėsnius bei principus. Dabar apie dialektinio vystymosi formas. Dialektinės pokyčių formas tai išorinis, bet turiningas toks dialektikos dėsnių bei principų apsireiškimas tikrovėje. Jų yra trys. Tai ritmiškumas, cikliškumas ir variantiškumas. Taigi pradėkime nuo pokyčių ritmiškumo. Ritmiškumas tai įvairiausių procesų ir reiškinių pasikartojimas gamtoje, visuomenėje ir žmogaus gyvenime. Bangos arba švytuoklės pavidalu. Jūros bangavimas, metų laikų kitimas, valdžios kaita į kairę ir į dešinę, ūkinė žmonių veikla, ekonomikos raida, širdies kvėpavimo bei kiti žmogaus organizmo bioritmai, psichologinių nuotaikų pasikeitimai. Visa tai charakterizuoja mūsų pasaulio tokį ritmiškumą. Kasdien mes girdime kažkokius ritmus, ritmingą lietaus barbenimą į palangę, ritmingus galim kokios muzikos garsus, automobilių ritmingą ūžesį, na ir panašiai. Yra net tokia atskira mokslo atšaka, kuri vadinasi ritmologija. Ji nagrinėja kaip tik ritmiškumą, pasireiškimą dėsnius įvairiuose objektuose ir sistemose. Pokyčių tendencija vienos ar kitos ribos link vyksta pagal tam tikrus priešingus ritmus. Paspartinimas keičiasi sulėtėjimu, radikalumas nusaikumu, pokeliai nuosmukiais ir taip toliau. Bet tendencija išsilaiko ta pati. Prasidėjus naujam ritmui, neišvengiamai ateis ir jų pabaiga, ir po tam tikro periodo prasidės naujas ritmas. Ritmai būna smulkesnio tokio dažnio, pavyzdžiui, žmogaus pulsas, arba ilgesni, ten saulės aktyvumas. Deja, pagal tam tikrus ritmus besivystančios tendencijos, jeigu jos nesuranda savo priešingybės, atstatančios balansą, turi ir savo tokius kraštutinumus, kraštutiniškas apraiškas. Pavyzdžiui, politikoje šiandien akivaizdi tokia priešprieša tarp patriotinės ir liberalios tendencijos. Liberalizmo tendencija savo kraštutinėje formoje faktiškai sutapatina žmogų su gyvūnais. Jaunimo tarpe šiandien populiarėja taip vadinamų kvadrobelių subkultūra, kai jauni žmonės pradeda vaikščioti keturiomis, imituojant ten gyvūnų judesius, jie pasidabina įvairiomis kaukėmis, uodegomis, vaizduoja ten lapes, vilkus, šunius ir panašiai. Kita vertus, patriotinė tendencija irgi gali nuvesti iki absurdiško kraštutinumą. Seniau tai vykdavo tik buržuazinėse vakaruose, pavyzdžiui, kai kuriuose Amerikos štatuose, bet dabar jau, pavyzdžiui, ir kapitalistinėje Rusijoje prasideda rimti svarstymai klausimo dėl Darvino evoliucijos teorijos uždraudimo mokyklose. Atseit tai anglosaksų prasimanymas, pavergiant atsilikusias tautas, o ir Hitleris neva naudoja Darvino teoriją kaip savo ideologinį ramstį. Ypač aršiai panašaus pobūdžio draudimų reikalauja kai kurie bažnyčios atstovai. Na, reikia pasakyti, kad tokie obskurantizmo periodai ritmiškai atsikartoja visuomenėje. Įvairina taip tendencijų pasireiškimą. Kaip sakoma, kiekvienas amžius turi savo tokius viduramžius. Tarp kitko, šį iškrypėlišką realybę verčia atkreipti dėmesį ir aplamai praktikos ir dialektikos ir teorijos dialektika. Panašiai kaip 18 amžiaus prancūzų švietėjai paruošė ideologinę dirvą didžiai prancūzų revoliucijai,
Tai dabartinį žmogaus degradavimą, galima sakyti, užprogramavo vakarietiškos filosofijos raida. Dabar jos raidoje yra prasidėjęs toks naujas etapas. Postmodernizmo filosofija keičia taip vadinamą orientuotą į objektą ontologiją. Jos esmė, kad žmogus nieko nėra vertingesnis nei koks kitas gyvas padaras ar net negyvas daiktas. Tokiu būdu nueitas kelias nuo naujų laikų renesanso su jo žmogaus kultu bei antikos dvasios atgimimo iki visiško dabarties dekadanso, nuo atgimimo iki totalinio išsigimimo. Ir tas kelias, tęsiasi iki kokio nors naujo atgimimo, nors ir per kančias bei įvairius galimus sukretimus. Tokie jau tie dialektiški istorijos ritmai. Taigi, patriotizmas ir liberalizmas tai dialektiškai saveikaujančios ir ritmiškai besireiškiančios tendencijos. Jeigu viena jų išnyks, tai kita neišvengiamai pasieks savo kraštutinę stadiją. Todėl buityje politikoje veikia taisyklė. Niekada nereikia verdančio katilo uždaryti sandariai. Visada reikia palikti plyšį garams išeiti. Šios taisyklės nepaisimas tai silpniausia vieta visų diktatūrų ir visų demokratijų. Yra toks pastebėjimas, kad gyvenimas dažnai vystosi pagal kraštutinumo dėsnį, švytuoklės ritmo pavidalu. Iš kraštutinės diktatūros į beribę demokratiją ir atvirkščiai, arba iš totalinio suvalstybinimo į totalinę privatizaciją. Vienu atveju suvalstybinamas net žmogus, jo kūnas ir siela, kitų privatizuojama net pati valstybė. Tarp kitko, abu šie kraštutinumai gali reikštis ir vienu metu. Laikui bėgant švytuoklės amplitudė gali, žinoma, susiaurėti, į sistemą susibalansuoti, gali išsiplėsti ir kraštutinumai galų gale sugriaus pačią sistemą. Ritmiškumas tai tokia visuotina būties savirealizavimosi forma, kuri nuolat kartojasi. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai prieštarauja gerai žinomam dar senovės graikų filosofo, kurį jau mes čia minėjom, Heraklito suformuluotam dialektiniam postulatui, kad negalima du kartus įžengti į tą pačią upę. Iš tikrųjų, vanduo, į kurį buvo įžengta pirmą kartą, jau nutekėjo. Bet ritmiškumas šioje vietoje pasireiškia to, kad pats vandens atitekėjimo ir nutekėjimo mechanizmas nuolat kartojasi. Graikiškas žodis ritmos, tarp kitko, yra kildinamas iš termino reo, kuris kaip tik ir verčiamas kaip tekėjimas. Ritmiškumu pasižymi pats pradinis senovės žmonių gyvenimas bei pirmųjų menų ištakas. Ritmas tai charakteringa įvairiausių pirmykščių tokių ritualų, šokių, muzikos, poezijos ir kitų kultūros apraiškos. Su ritmiškumu siejama visatos harmonija, įvairiausių reiškinių pusiausvyra bei visokiausių sistemų balansas. Periodiškas pasikartojimas ritmiškumo esmė. Geologiniai ir gamtiniai procesai, civilizacijų bei valstybių išnykimai ir atsiradimai, elektromagnetinės bangos, visas mūsų supantis pasaulis ir žmogaus gyvenimas tai begalinė įvairiausių tokių ritmų apyvarta. Ritmas pagal neigimo dėsnį visada po tam tikro periodo atkartoja prieš tai buvusį ritmą su priešingomis ir kiek atnaujintomis kiekybinėmis ir kokybinėmis charakteristikomis. Absoliučiai panašių ritmų nebūna. Muzikoje keičiasi aukšti ir žemi garsai, kiekviena banga jūroje ir laikrodžio švytuoklės padėtis turi savo mikrostruktūros ypatybės. Kiekybės ir kokybės pakeitimai gali būti visiškai nežymus, bet jie visada yra. Čia vėlgi galima prisiminti Heraklitą, jo tezę, kad viskas teka, viskas keičiasi. Deja, ritmiškas toks vystymasis nekeičia
iš esmės vyraujančios giluminės pokyčių tendencijos kryptį, o tik suteikia jam tam tikrą formą su visokiais paviršiuje matomais nukrypimais nuo tiesios linijos. Pavyzdžiui, sergantis kokią nors nepagydomą ligą žmogus gali periodiškai jaustis ir blogiau, ir geriau, bet bendra sveikatos blogėjimo tendencija išlieka ta pati. Arba visuomenėje valdžios gali keistis į kairę ir į dešinę, pati politinės kairės ir dešinės struktūra ir ypatumai irgi gali keistis, bet kapitalistinės politikos esmė nuo to nesikeičia. Jau dvi partijos karts nuo karto keičiasi vietomis valdžioje, bet politika išlieka ta pati, tik su kitoniškais kosmetiniais kažkokiais papudravimais. Mūsų Lietuvoje irgi daug partijų varžosi dėl valdžios, atsiranda vis nauji gelbėtojai, kurie suteikia naujų vilčių, bet valstybinis laivas taip ritmiškai ir skęsta toliau. Kai kuriais atvejais ritmų laikotarpius galima apskaičiuoti. Pavyzdžiui, žinoma, kad ekonomikos nuosmukio į pakilimo ritmai kartojasi kas 5-7 metai. Stambus ekonomikos vystymosi ritmai pagal rusų mokslininko Kondratjevo teoriją kartojasi kas 40-50 metų. Ši teorija dažnai taip vadinama Kondratjevo bangų teorija arba Kondratjevo ekonominiai ciklai. Na, pastarasis terminas šioje vietoje, mano galva, naudojamas neįtin teisingai. Ir čia mes prieiname prie antros dialektinio pokyčių formos – cikliškumo. Taigi, pokyčių cikliškumas. Ritmiškumas charakterizuoja pokyčių išorinę formą tam tikro ciklo rėmuose. Ciklai tai dideli ritmiškų pokyčių periodai. Jie vienas nuo kito skiriasi to, kad kiekviename naujame cikle iki jų atsiradimo vyraujanti giluminė fundamentinė pokyčių tendencija keičiasi į priešingą. Jau ne kartą minėtas mūsų paskaitose Heraklitas dar 6 amžiuje prieš mūsų erą kalbėjo apie pasaulinio proceso cikliškumą. Kosmosas tai cikliškai užsiliepsnojanti, užgestanti ugnis. Kiekvienas būties reiškinys pereina į savo priešingybę po tam tikro ciklo. Kas buvo karšta, tampa šalta ir panašiai. Pitagoras tikėjo, kad pasaulyje nėra nieko naujo, viskas, kas žlunga, po kurio laiko atgimsta iš naujo, prasideda naujas ciklas. Platono dialoguose išsakyta laiko tėkmės cikliškumo besikartojančių mūsų žemėje katastrofiškų tokių ciklų idėjų. Majų šventikai su nepaprastu skrupulingumu kūrė savo istorinio laiko ciklų sistemą apimančią milijonus metų. Špenglerio, Toynbee, Gumiliovo, kitų mokslininkų veikaluose pateiktos cikliško civilizacijos vystymosi teorijos. Markso socialinio ekonominio farmacijo koncepcija tai irgi cikliškos istorijos eigos teorijos apibendrinimas. Panašų cikliškų istorijos interpretacijų apstu ir poindustrinės ar technogeninės visuomenės teorijose bei kitose tokiuose sociologinėse doktrinose. Net ir krikščionybė, nors ir teigia, kad laiko tėkmė turi krypti ir viskas juda link pasaulio pabaigos, vis vien traktuoja šią pabaigą kaip grįžimą į amžinybę. Todėl čia atsispindi faktiškai ciklų idėja. Mitologijoje bei kai kuriuose religijose iš vis matematiškai apskaičiuoti įvairius pasaulio egzistavimo ciklai. Psichologai irgi teigia, tarp kitko, kad žmogus turi kažką tai iš esmės keisti savo gyvenime kas 7-8 metus. Ar darbą, ar gyvenimą vietą, ar žmoną, čia juokais aš sakau. Ciklai gali reikštis įvairiais pavidalais įgauti, įvairias formas, pavyzdžiui, rato. Bet vyraujanti cikliškumo forma, į kurią yra įterptos ir visos kitos, tai spiralė.
Ciklai būna istoriškai trumpalaikiai ir kosmiškai tokie globalūs. Istorijoje iš vis galima išskirti stabilaus, ramaus vystymosi, sumaišties, revoliucijos, karų ciklus. Kiekvienas naujas ciklas pagal išorę atkartoja prieš tai buvusi pagal dialektinę triadinę formulę atsiradimas, egzistencija, pabaiga bei nauja pradžia. Revoliucijos, karai, gamtinės ir socialinės katastrofos, žmonių gimimas, mirtis, viskas cikliškai kartojasi ir tai sukasi tame pačiame rate. Į kiekvieną tam tikrą pokyčių ciklą yra įterpta jo priešingybė. Revoliucijoje visada pasireiškia kontrrevoliucijos momentai, karas turi savo tokius taikos periodus, nepriklausomybė brandina savyje naujos priklausomybės daigus, bei atvirkščiai. Priešingi esamam ciklui momentai vėlgi pagal tendencijos principą galų gale tampa dominuojančiais ir atveda situaciją į naują pokyčių ciklą. Lietuvos istorijoje, pavyzdžiui, kartojasi nepriklausomybės ir priklausomybės, rytietiškos ir vakarietiškos geopolitinės orientacijos, liaudiškos ir elitinės santvarkų ciklai. Pagal formą viskas tarsi kartojasi, nors turinys gali būti kokybiškai kitoks. Panašus yra ne tik ciklai, kiek jų kartojamasi dinamika. Situacija 2024 metų beveik identiška 1930–40 metų situacijai. Susitarus su Lietuvos valdžia, šiandien Lietuvos teritorijoje įvedami užsienio valstybės Vokietijos kariniai junginiai, kaip anuomet Tarybų Sąjungos buvo įvesti junginiai. Tik šį kartą geopolitinis vektorius pasikeitė į priešingą. Lietuva 1990 metais išstojo iš sąjungos TSRS, Lietuva 2004 metais įstojo į sąjungą. Europos sąjunga. Pagal turinį šios sąjungos skirtingos, viena buvo socialistinė, kita yra kapitalistinė, bet įvertinus formos ir turinio dialektiką tenka konstatuoti, kad toks sąjunginis Lietuvos vystymasi ciklas yra priešingas nepriklausomas valstybės egzistavimo ciklui. Turint omenyje, kad ir sąjunginis ir nepriklausomybinis statusai, tai gana tokie sąlyginiai dalykai, žinoma, ypač įvertinus jų formavimus aplinkybės. Ir vienoje ir kitoje būklėje forma ir turinys gali prieštarauti viena kitai. Sąjunginė forma gali turėti savyje nepriklausomesnį turinį, o nepriklausomybinė forma priklausomesnį. Bet grįžtant prie cikliškumo temas, tai reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad jeigu dar turėti omenyje ilgametį Lietuvos egzistavimą kaip kosmopolitinė LDK, vėliau Rusijos imperinės sudėtyje, bei bendrą Lenkijos karalystės ir didžiosios Lietuvos kunigaikštystės monarchijos tokį laikotarpį, tai galima teikti, jog sąjunginiai Lietuvos ciklai istoriškai būna ilgesni nei nepriklausomybiniai. Net paėmus 20 amžiaus laikotarpį, pirmasis nepriklausomas Lietuvos periodas tęsiasi 22 metus, taip, sąlyginai, nuo 1918 iki 1940. Antrasis nepriklausomas ciklas 14 metų, 1990 metai iki 2004, iki įstojimo į Europos Sąjungą. Tuo tarpu pirmas priklausomas tarybinis laikotarpis tęsiasi 50 metų, 1940–1990. A antras eurosąjunginis jau tęsiasi 20 metų, nuo 2004 iki dabar. Ir tikėtina, kad jis pranoks pirmąją nepriklausomybinį, nors kažin ar pasieks sąjunginį tarybinį laikotarpį. Bet kuriuo atveju tendencija aiški. Sąjunginiai ciklai istoriškai ilgesni.
o nepriklausomybiniai ciklai trumpesni. Šią tendenciją pagal dialektinio mąstymo logiką galima ekstrapoliuoti ir į tolimesnę ateitį. Varomoji kiekvieno ciklo eiga tai progreso ir regreso, naujų ir atgyvenusių reiškinių, gimstančių ir žlungančių tokių procesų, revoliucijų, bei kitokių priešingybių, vienybė ir kova. Šios priešingybės įvairiai santykiauja skirtingose ciklo fazėse, kur vyrauja viena ar kita pokyčių tendencija, pasižymi savo įsitvirtinimą tokių ritmiškumų. Kiekvienas ciklas galų gale pasiekia ribą, kurią galima pavadinti lūžio tašku, po kurio prasideda naujas ciklas. Bet lūžio taškas tai kartu ir įvairių galimybių zona. Ir čia mes prieiname prie trečios dialektinio pokyčių formos, tai yra pokyčių variantiškumas. Gali susidaryti, žinoma, įspūdis, kad dialektikos dėsniai veikia kaip koks geležinis mechanizmas. Deja, reikia skirti gamtos, visuomenės ir žmogaus dialektiką. Šiuose būties srityse dialektika veikia su vis didėjančia subjektyvaus veiksnio įtaka. Žmogus visada gali rinktis tarp įvairiausių savo ateities variantų. Praeities nepakeisi, bet ateitis priklauso nuo pokyčių tendencijų. Jos gali būti įvairios, turėti įvairiausius posūkius ir viražus. Bet to ir praeitį galima įvairiai interpretuoti, kaip teigia egzistencialistai, žmogaus pasirinkimo laisvė tai jo našta ir kančia, jo egzistencinės būsenos esmė. Galimas visuomeninių pokyčių variantiškumas visada buvo diskusinių klausimų. Marksizmas buvo kaltinamas perdėtų determinizmų ir asmenybės vaidmens menkinimu istorijos eigoje. Deja, tai paneigia paties Markso istorijos sampratą. Marksas teigia, kad istorija pati nieko nedaro. Ji neturi savyje jokio neaprėpiamo turiningumo, nekovoja jokiose kovose. Ne istorija, būtent žmogus, tikroviškas, gyvas žmogus, štai kas visą tai daro. Viską turi, už viską kovoja. Istorija nėra kažkokia ypatinga asmenybė, kuri naudojasi žmogumi kaip priemonė savo tikslams. Istorija tai nekas kita kaip žmogaus siekiančio savo tikslų veiklą. O savo tikslų žmogus siekia vadovaudamasi savo interesais ir idėjomis. Bet idėjos nekrenta iš dangaus. Jos kildinamas kaip tik iš jo gyvenimiškų interesų. Vėliau ir pačios idėjos formuoja naujus interesus. Bet ir idėjos ir interesai ir gimsta ir tampa varoma istorijos jėga socialiai skirtingai. Kaip rašė tas pats Marksas, ir darbininkė pirkdama turguje bulves, ir guvernantė pirkdama papuošalus vadovaujasi savo pačios interesais ir valia. Bet jų interesų ir valios skirtumai priklauso nuo jų užimamos vietos visuomenės struktūroje. Taigi, kadangi ta visuomenės struktūra gana įvairi, tai ir pasirinkimai gali būti įvairūs. Tokia yra šioje vietoje dialektika. Žmogaus istorinėje veikloje galimi variantai. Jis visada gali rinktis, kokias tendencijas spartinti ar slopinti, prie kokių ritmų ir ciklų prisitaikyti, kokius prieštaravimus tinkamai įvertinti, kokius pokyčius palaikyti arba kokiems priešintis, kaip pasiekti tam tikros sistemos balansą bei išvengti ribinių kraštutinumų ir panašiai. Žinoma, tokiam pasirinkimui reikalingos žinios. Kaip teigia Engelsas, laisvė tai veikla paremta dalyko išmanymu. Prieš kiekvieną naujų pokyčių ciklą atsiranda taip vadinama nestabilumo, neapibrėžtumo zona. Gamtos moksluose tai vadinama bifurkacijos zona, kurioje potencialiai susikoncentruoja įvairūs tolimesnių tendencijų variantai. Specialistai priskaičiuoja nuo 2 iki 6 galimų tokioje situacijoje atsirandančių variantų. Šioje vietoje žmogus ar visuomenė kaip tik ir gali pasirinkti vieną jų
Ir visiškai ne faktas, kad šis pasirinkimas bus teisingas ir optimaliausias. Lietuvoje 1990 metais politikai irgi galėjo rinktis iš keletą tolimesnių šalies vystymosi variantų liaudies interesui realizuoti. Na, pirmas tai nepriklausomas valstybės įtvirtinimas, pavyzdžiui. Antras, konfederacija su kitomis anuometinėmis TSRS respublikomis. Trečias, kartu su jomis TSRS pertvarkymas į tikrų lygiateisių respublikų federaciją. Ketvirtas, įstojimas į kokią naują valstybių sąjungą. Penktas, kelių šių variantų kombinacija. Anuometinė pasirinkimo situacija buvo dar dvejopai bei nedialektiškai suprasta formos ir turinio dialektika. Ką tai reiškia? Pirma, buvo sutapatintas tautos intereso turinys ir jo išraiškos forma. Šis turinys gali būti realizuojamas įvairiomis valstybingumo formomis. Istorija žino nemažai atvejų, kai šie du dalykai nesutampa ir net prieštarauja vienas kitam. Suabsoliutinus nepriklausomybės idėją bei sutapatinus tautos interesus ir valstybingumo formą, Sąjūdžio veikėjai atvedė ir Lietuvos tautą, ir Lietuvos valstybę į naują visišką priklausomybę nuo ekonominių, finansinių, karinių, civilizacinių bei kultūrinių vakarų struktūrą. Antra, buvo supainiotas santvarkinis socialinis liaudies interesas ir politinė valstybės valdymo forma. Socializmo, kapitalizmo problematikos ignoravimas po perėjimo iš autoritarizmo prie demokratijos priedanga reiškia, kad kapitalistinės santvarkos įtvirtinimas neišvengiamai suks Lietuvą į stambaus tarptautinio kapitalo ekspansijos verpetą, bei faktiškai pavers ją kolonijinio tipo valstybę su formaliais nepriklausomybės požymiais. O geopolitinių tokių batalijų pasiekoje demokratija neišvengiamai išvirs į diktatūrą. Taigi, kaip teigia žinomas menedžmento teoretikas Piteris Druckeris, plačiausiai paplitęs klaidingų vadybos sprendimų šaltinis yra perdėtas surasto teisingo atsakymo sureikšminimas į nepakankamas teisingai suformuluoto klausimo įvertinimas. Klausimą reikėjo formuluoti paprastai, koks yra giluminis tautos bei liaudės, o ne elito interesas. Deja, jeigu variantas pasirinktas, tai jis užprogramuoja tokią pokyčių tendenciją, kuri neišvengiamai bus realizuojama iki tam tikro ciklo pabaigos, į kurios pasekmės gali būti visiškai nelauktos ir nepageidaujamas pačiam programuotojui. Pasirinkimo laisvė šioje situacijoje dialektiškai transformuojasi savo priešingybę, įkūnytą būtinybę. Dialektiškas požiūris šioje situacijoje dar reiškia, kad bet kuriuo pasirinkto varianto realizavimas įmanomas tik socialinės ar tarpasmeninės kovos eigoje, kurioje galima ne tik laimėti, bet ir pralaimėti. Galima ir visiškai nieko nesirinkti, žinoma. Tokiu atveju istorija pati pasirinks savo variantą. Ir kartais jis būna netoks ir blogas. Bet visumoje mūsų supantis pasaulis tai kažkada kažkokių politikų priimtų sprendimų ir pasirinkimų rezultatas. Varianto pasirinkimas tai visada kažkokios problemos sprendimas. Na, kas yra problema? Tai objektyvus loginis prieštaravimas esamos ir norimos objekto būsenos neatitikimas. Taigi problemos sprendimas yra šio prieštaravimo pašalinimas. Jis galimas dviem būdais, arba keičiant objektą, arba keičiant savo požiūrį į jį. Tarp kitko, vadybos vadovėliuose išdėstyta ištisa pokyčių valdymo teorija, kurioje pristatytos kai kurios praktinės metodikos. Viena jų taip ir vadinasi struktūrizuotas racionalus požiūris.
Deja, mūsų politikai savo pasirinkimuose dažniausiai vadovaujasi ne racijomis, o emocijomis. O emocijos grindžiamas dažniausiai ne Lietuvos giluminiais interesais, kaip pridera tikriems valstybininkams, o geopolitiniais sumetimais, ideologinėmis klišėmis, egoistinio savo grupės gerbo interesais bei asmeniškumais. Jų pasirinkti sprendimo variantai kažkodėl dažniausiai istorinėje perspektyvoje tik komplikuoja šalies valstybės padėtį, o ne gerina ją. Optimaliausio varianto pasirinkimas paėmus bet kurią organizaciją, žinoma, šeimą, darbo kolektyvą, politinę partiją ar visuomenę, visada turi būti nukreiptas į juos priešingų polių, kurie neišvengiamai atsiranda subalansavimą. Arba krizės atvejais tendencijos link vieno polio palaikymo, ar revoliuciniais momentais ir ribos peržengimą, bei perėjimą į kitą sisteminę visumą su naujom priešingybėm. Bet principas turėtų išlikti pastovus. Kaip teigia Rabindranathas Tagore, priešingybė suteikia pasauliui harmonijos, nesuardydamas tvarkos. Jeigu pasirenkamas netinkamas variantas, tai jo neigiamas pasekmes vėliau visada išlenda į paviršių. Kadangi pasirinkimas vieno ar kito varianto priklauso dažniausiai nuo vieno žmogaus ar jų gana siauros grupės tų žmonių, kurie pasirinkimo metu būna tam tikro virsmo pagrindinio subjektu, tai suprantama, kad ir atsakomybė už pasirinkimą atitinka ar tam žmogui, ar šiai žmonių grupiai. Bet žmogus yra tokia būtybė, kad jam lengviau kritikuoti kitus, nei pripažinti savo klaidas. Bet to ir jis, net ir prispirtas prie sienos, visada suras kokį istorinį, teorinį pasiteisinimą savo nuometiniam pasirinkimui. Kaltųjų paieška tai amžinas politikų žaidimas, kuris yra pačios politikos sudėtinė dalis. O pati politika vystosi pagal dialektikos dėsnius. Taigi šios paskaitos mūsų tokie pabaigai signaliniai teiginiai, išvados. Pirma, ritmiškumas, cikliškumas ir variantiškumas tai pagrindinės dialektinio vystimosi formos. Antra, ritmiškumas reiškiasi didelių ciklų viduje, o ciklų keitimas baigėsi ir prasideda taip vadinamomis neapibrėžtumo zonomis, kurios atveria kelią įvairiems tolimesnio vystimosi variantams. Ir trečia, variantiškumas tai visada subjektyvus pasirinkimas ir dažniausiai vienos istorinės asmenybės ar elitinės grupės atsakomybė. Štai tiek šiai mūsų paskaitai.